galimybių stoti prie baudų metimo linijos be abejo bus, na, kita vertus laiko yra. Dabar apsigynę, Chimkai dar turėtų galimybę, aišku, pakeisti rungtynių eigą. Lukauskis 3 taškai ir tam Babrauskas, atsiprašau, 3 taškai ir pakeisti tą rungtynių eigą dabar yra neįtikėtinai sunku. Stepanas Babrauskas žaidžia vienas geriausių savo rungtynių šį sezoną, 18 taškų jau jo sąskaitoje ir atrodo, kad pergalė artėja. Pražanga prieš Čeką Eiconą. 2005 pergalė numeris 1, 2009 pergalė numeris 2. Neskubėkime, be abejo, dar yra beveik 16 sekundžių, dar viskas įmanoma, tačiau Chimkams reikia stebuklo. Ketvirtoji asmeninė pražanga Antonui Pankrašovui, tačiau kas kiek tų pražangų surinko dabar netiek svarbu. Dabar svarbiausia yra sulaukti tokios rungtynių pabaigos, kokios mes laukiame. Čekas Eiconas siunčia kamuolį į krepšį. Antrą kartą taip pat 79-71. Chimkai ant menčių, sakyčiau taip. Šansų nebėra. Realių šansų tikrai nebėra. Na, štai šis Delfino tritaškis šiek tiek keičia situaciją. -5 ir 10 sekundžių. 79-74 ir mažiau nei 11 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pražangos. Prognozuoti, kas dabar bus, be abejo nesunku. Taip, bus pražangos. Bus pražangos keli McCarthy. Prasižengia. Vienintelė Chimkų viltis yra pramestos Lietuvos Ryto baudos ir turbūt dabar jau stebuklingi metimai iš 3 taškų zonos tokiu atveju. Mindaugas Lukauskis. Mes baudas šiandien tik 2 taškai. 5 pramesti 3 taškai iš 5, o nuo baudų metimo linijos daug tiksliau atakuoja Mindaugas Lukauskis. 80-74. Ir tie +6 ir lieka. Pabando dar pakovoti dėl kamuolio Stepanas Babrauskas. Skubėti reikia be abejo Chimkų komandai. Nesugraibo kamuolio Fridzonas. 2 sekundės ir tai turbūt yra viskas. Ko gero atėjo tas laikas, kai Chimkai turėtų pripažinti pralaimėjimą, nepaisant savo milžiniško didžiulio biudžeto. Viskas. Buvo pergalė Šarliuro prieš 4 metus, dabar pergalė turi ne Lietuvos Rytas, stipriausias šio turnyro klubas šį sezoną. Lietuvos Rytas vienintelis klubas Europoje. Štai šias varžybas laimėjęs 2 kartus ir mes tai matome. Štai šiame titre, kągi, ačiū šiandien Marijonui Petravičiui už jo 20 taškų, ačiū Stepanui Babrauskui už jo fantastiškus 18, ačiū kitiems Čekui Eiconui įmetusiam 14 taškų, ačiū visai komandai iš tikrųjų ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote, kurie sirgote, tai yra mūsų visų, tai yra viso Lietuvos krepšinio pergalė be jokių abejonių, mes su Lietuvos Rytu. Aišku, liksime čia, tol, kol jie užlips ant nugalėtojų pakilos, tol, kol jie paims taurę į rankas. Mes jiems dėkojame už tą kovingumą, kuris buvo parodytas rungtynėms įpusėjus. Priminsiu, buvo -13 ir galutinis rezultatas. Pergalė, neįtikėtinai dramatiškose rungtynėse. Vis dar matyt negali patikėti tuo, kas įvyko. Nei Antonas Pankrašovas, nei jo komandos draugai, ašaros patyrusio ir tituluoto Kelly McCarthy akise. 20 taškų jis šiandien įmetė, tačiau kam tie 20 taškų dabar įdomus. Mačiejus Lampė taip pat atidavęs viską, ką galėjo, ir pirmasis numeris skiriamas Vilniui šiandien, be abejo. Lietuvos Rytas laimėjo šias rungtynes, mes aišku liksime turine iki pat paskutinės triumfo akimirkos ir mes aišku dar aptarinėsime viską, kas čia vyksta su Jonu Radzevičiumi ir mūsų. Laimėdami ją beros 15-0. Beje, tarsi tikras orakulas Marijonas Petravičius pasakė apie rungtynės, kokios jos bus. Finalas bus įspūdingas, tai jis sakė prieš rungtynės. Šiame turnyre nėra silpnų komandų, mes analizavome visus varžovus, esame išstudijavę jų taktiką ir pritaikysime jiems savo naujoves. Ir taip ir atsitiko. Finalas iš tikrųjų įspūdingas. Daugelis sakė, kad Chimki susitikimas su Pamesa buvo vertas finalo, bet tokio finalo iš tikrųjų mes laukiame. Juolab, kad mes laimėjome. Štai matome Lietuvos Ryto komandai kabinami medaliai. Martynas Gecevičius, kuris buvo aikštelėje. Beje, Jomantas, kuriam pabaigoje įsirišo krepšys, 6 jo pelnyti taškai. Donatas Zavaskas šiandien sužaidęs tikrai neblogai. Milko Bielica. Na, iš tikrųjų, štai
visa komanda verta pačių didžiausių liaupsių ir aš net nebejoju, kad jūs jiems sukelsite didelės ovacijas ar Siemens arenoje, ar Vilniaus oro uoste. Tai netaip ir svarbu, o iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti Rimui Kurtinaičiui. Jo indėlis, tikrai yra didžiulis, ar ne, Giedriau? Jokios abejonės, ir aš tikrai labai džiaugiuosi dėl Rimo, kuris gavo šansą būti treneriu aukščiausiame lygyje ir tikrai tą šansą išnaudoja. Arvydas Grunskis, kuris net lėktuve, kai visi išlaukdavo minutės pertraukėlės, šiokios tokios nuslūsdavo, ilsėdavosi, jis netgi ir tada kiekvieną laisvą minutę studijuodavo savo oponentų žaidimą. Taip, štai ir Lietuvos ryto komandos vadovybė, Vidas Vainauskas, štai Martynas Purlys. Kiekvieno indėlis yra iš tikrųjų svarbus ir aš įsivaizduoju, kad čia daug žodžių ir nereikia. Mes esame numeris 1. Mes laimėjome Europos taurės turnyrą ir štai ta akimirka, gerbėmieji, kada jūs pamatysite, nežinau, ar darniai susikabinę, kaip ir Lietuvos rinktinė, bus žengtas žingsnis ir pasiruoškite šiai akimirkai. Atidarykite šampaną, rėkite kiek tik tai norite, viskas. Tai jau yra istoriniai kadrai, kuriuos mes prisiminsime dar ir dar kartą. Štai vieninga kaip kumštis Lietuvos ryto komanda užlipa ant pakilos. 2009 metų Euro Cup čempionai. Noriu padėkoti ir visiems sirgaliams, kurie aukojo laiką krepšiniui. Pamiršo apie šeimas, apie privalomus dalykus, apie išvykas ir sėdėjo prie televizorių ekranų stirdami už mūsų komandą. Be jokios abejonės, didelis ačiū tiems, kurie vyko į Turiną palaikyti mūsų komandos. Kai kas netgi automobiliu važiavo į Paryžių, vėliau iš Paryžiaus važiavo į Turiną, spėjo palaikyti ir Lietuvos futbolo komandą, spėjo palaikyti ir emociškai Lietuvos ryto komandą. Štai Mindaugas Lukauskis. Šampanas šiandien liesis laisvai, ko gero. Šie vaikinai atidavė viską ir nugalėjo tituluotą Chimki komandą. Beje, Giedriau, apie tuos marškinėlius, ar žinojai, kad buvo paruošti štai šie marškinėliai su numeriu 1? Jeigu nebūtų tikėjimo, tai nėra ko ten važiuoti. Iš tikrųjų, gal tas tikėjimas buvo kažkur labai giliai širdyje tik tai, bet kiekvieną dieną jisai stiprėjo ir matom, kad labai gerai, kad nusivežėm tos marškinėlius. Iš tikrųjų, kai pagalvoji, kokios buvo prognozės, ir kiekvieną kartą prognozės būdavo ne mūsų naudai. Prieš Benetoną sakė, kad mes pralaimėsime Benetonui. Prieš serbų komandą Hemofarm gal šiek tiek geriau mūsų galimybės vertino. Prieš Chimki vėl visi mūsų nurašė, tačiau krepšinį žaidžia lietuviai ir būkite budrus visi. Nėra nei vienos jėgos pasaulyje, kuri galėjo per šias dienas sustabdyti Lietuvos ryto komandą. Štai jie džiaugiasi šiuo laimėjimu. Ir dar kartą reiktų paminėti būtinai tą faktą, kad tai Lietuvos ryto komanda pirmas klubas, kuriam antrą kartą pavyko laimėti šį turnyrą. Taip, Giedriu? Ir iš tikrųjų per paskutinius 5 metus esam 3 kartą Europos taurės finale, bet reikia pažymėti, kad 2 sezonus iš tų 5 metų mes žaidėme Eurolygoje. Tai iš tikrųjų būtent Europos taurės turnyre, tai 3 paskutiniai bandymai, 3 finalai ir 2 taurės. O beje, žinoma, čia labai malonu prisiminti pergalės, bet apžvelkime šį sezoną. Šį sezonas, tai nelyginiai metai Lietuvos ryto komandai fantastiškas, drįšiu pasakyti. Tikrai fantastiškas. Prisiminkime visas pergalės, kurios iki šiol buvo. Kas tai prezidentų taurė, tai Lietuvos krepšinio federacijos taurė, dabar Europos taurė. Tai 3 turnyrai, kurie baigėsi iki šio momento ir 3 čempionų vardai. Aš įsivaizduoju, kad